drąsių, švytinčių akių, žmonių, kuriems rūpi menas, kultūra ir tai, kas vyksta mūsų mieste. Praėję 2025-ieji dovanojo mums išties ypatingus renginius, nuostabias parodas, išskirtinius susitikimus, o šiuos metus, šiuos 2026 metus, pradedame išskirtinę, ypatingą, labai kruopščią, gilių ir vizualiai stiprių darbų parodą Nepažintinis, kurią šiandieną mums pristatys pats jos kūrėjas, žymus viduriniosios kartos lietuvių menininkas ir kuratorius Linas Landsbergis ir menotyrininkė, Arkos galerijos vadovė, daktarė Evelina Januškaitė. Kviečiu. Už kvietimą pasisvečiuoti šitoje erdvėje su mūsų menininko ekspozicija. Tai tikrai labai gera ir malonu matyti susirinkusius šiandieną visus švytinčius veidus. Tikimės, kad ir mūsų šitą parodą pratęs jūsų praėjusių metų tų įstabių ir gražių susitikimų programą. Tai norime nenuvilti ir gal šiandieną mūsų planas ir toksai noras iš tikrųjų yra ir pavaikščioti, turbūt ir susipažinti su nepažintiniu, taip pavadintos parodos taku. Takas, kuris veda per Lino Landsbergio pastaruosius 7 metus. Ir šitoje parodoje, šitoje ekspozicijoje yra pristatomi per pastaruosius 7 metus sukurti darbai, kuriuos menininkas, taip kaip ir truputį sudeda į tam tikras tokias temas, pavadintas nūdiena, kolekcija, vaikystė ir scenaristas. Tai, žodžiu, tos 4 tokios, kaip ir potėmės, kurios kalba apie tai, kas pastaruosius 7 metus ir buvo aktualu menininkui. Galbūt ne tik pastaruosius metus, galbūt tai vis dėlto yra tam tikra ir ilgalaikės kūrybinės veiklos tąsa ir tam tikra raiška, kuri, man menininkas pasufleravo, kuri galbūt jau truputį vėl kažkokios naujos idėjos ir mintis kirba jo galvoje. Tai išties dabar turime tą puikią galimybę suskliausti tą 7 metų laikotarpį. Sako, kad 7 metus keičiasi kažkokie dalykai, tai matyt menininkams irgi tai yra aktualu. Tai Linas išties, jo kūrybinis spektras yra labai platus, nors taip jau fundamentaliai tapytojas, bet savo kūrybinėje veikloje iš tikrųjų dirbęs daugybės skirtingų medijų ir raiškų. Tai ir įvairios instaliacijos, ir performansai, ir objekto menas, ir bendradarbiavimas su įvairių kitų sričių menininkais, ir fotomenininkais, ir scenografijos kūrimas įvairiems spektakliams, renginiams, koncertams. Tai tas kūrybinis spektras tikrai aprėpia labai daug sričių. Ką dar irgi labai norėtųsi akcentuoti, kad Linas yra ne tik menininkas, bet jis ir puikiai išmanantis yra tokį platesnį ir bendresnį Lietuvos kultūros lauką, kadangi nemažai metų yra dirbęs ir kuravęs tęstinius tapytojų projektus, taip pat yra buvęs vienas iš pagrindinių tarptautinės Vilniaus tapybos trienalės, netgi 3 parodų berods, ar ne? 2 tikrai, viena irgi tikrai, kurioje kartu dirbom. Tai vienas iš kuratorių, tai išties jo tas žinojimas ir gebėjimas jungti žmonės į tam tikrus tarptautinius renginius. Tikrai labai kupinas yra Lino gyvenimas meno įvairiomis veiklomis ir prasmėmis. Menininkas, kuris labai mėgsta eksperimentuoti, yra nebijantis keisti savo galbūt nusistovėjusios, atpažįstamos raiškos. Tai jeigu peržvelgtume tokį, sakykime, tokią retrospektyvų žvilgsnį, pasižiūrėtume jo kūrybą, tai tikrai galima matyti tam tikrais laikotarpiais tokius labai ženkliškus ir jam labai būdingus darbus. Tai tiesiog jau tą kolekciją dėlioja toje drobėje kaip tam tikrą naują paveikslą, į kurį patenka gal kartais ir kažkokios nebūtinai susijusios istorijos. Tai ta kolekcija ir kalba apie tai, kaip mes esame linkę rinkti, kaupti tos vaizdus, kaip mes neturime tų vaizdų begalę ir ką tie vaizdai mums pasakoja, kaip viskas per linijas, tai galite pastebėti ir matyti, kaip kruopščiai menininkas tą kiekvieną liniją išpiešia, tai iš tikrųjų
tikrųjų tai yra lėtas procesas, lėtas kūrybinis darbas. Ir kiekviename lino kūrinyje iš tikrųjų yra slypi labai daug tokių visokių, kur akylas žiūrovas gali atrasti kažkokių tai tam tikrų intertekstų, nuorodų į dabartį, dabarties aktualijas, į tam tikrus kino, muzikos, literatūros. Naujieji vizionieriai. Tai va taip su tais naujaisiais vizionieriais mes galėsim jau netrukus patraukti ir tada į antrą aukštą, bet tiesiog galvoju apie tai, kad jisai galbūt ir skiriasi tuo, kad visi kiti darbai turi tokių labai tokie jie užpildyti, kupini tų detalių, taip kaip mes paprastai nuotraukose ir matom. O šitas darbas, jisai tokio turi tokio sketizmo ir tokios galbūt tas žiūrėjimas į priekį. Labą vakarą. Šiaip, Vilnius gal plačiai čia iš tiesų pristatė, tai mano darbai daugelio atveju čia, bent jau ir šičia, tai buvo tokia fiksavimo priemonė, kaip ir vaikai, arba, nesvarbu, kas ten bebūtų, greitai ten, arba piešinio, arba, būtent markerio pagalba, fiksuoji kažkokią tam tikrą emociją, arba tam tikrą įvykį. Ir man buvo svarbu, kad šitos darbus iš tiesų, jie čia yra visi iš tiesų juodi. Šios visus pradėjau iš tiesų nuo juodo fono, su tik sidabriniu markeriu. Ir man tada atrodė, kad čia tokia labai, vėlgi kaip ir pradinė būsena, kada vėl pradedi piešti, pradedi fiksuoti, pradedi tą perteikti emociją, kuri yra ta pirminė. Tai dėl to čia yra turbūt ir Pizos bokštas, arba ten kiti, ten yra Keiptauno parkas, arba čia tas pats mergina klūpanti, tai iš tiesų irgi yra prie Pizos bokšto suklupusi, čia irgi yra iš natūros, tai yra šiek tiek jau surežisuotas veiksmas, tai vaikai tiesiog buvo užsilipę ant didelės kalvos ir demonstratyviai žiūrėjo į ateitį, kitaip tariant, į priekį. Tai iš to ir gavosi toksai šiek tiek juokingas, bet aš pagalvojau, kad tai yra iš tiesų, jie nežino tos ateities, jie tik tai planuoja ir dėl to jis liko toks tuščias. Dėl tam tikros, tos priežasties, kad tai yra vis tik tai kažkokio tai naujo vyksmo, naujos situacijos paieška. Ir turbūt mes gal jau pakviestume žiūrovus į viršų, jeigu jau paregis ir atsivėrė laiptai, tai tada ten pratęsime pasakojimą apie kitus parodos. Netgi nuo tokio gal ir, sakykime, beveik pirminio teminio akcento, kuris gal ganėtinai svarbus yra šiaip visoje šioje parodoje. Nes ir nežinau kodėl, bet kažkaip tie gal pastarėjai 7 metai linai labai buvo svarbus truputį atsigręžti į praeitį, bet ir praeitį ir tuo pačiu ir dabartį. Tiksliau, per dabartį atsigręžti praeitį. Tai jisai stebėdamas savo vaikus, kaip tokius tikrovės tarpininkus, supažindinančius su tuo, nes mes žinom, kad vaikai labai imlūs yra visiems dalykams ir jie kažkaip tai labai geba įdomiai ir įtaigiai perteikti tas tikrovės, būtent atvaizdų formas ir pasakodami savo tėvams, bendraudami, tai taip ir Linas kažkaip pasakojo, kad tiesiog bendraudamas su savo jauniausia dukterimi, labai nemažai išmoko tų visų apie tai, kas yra šiuolaikiniai dalykai ir ką galbūt mes kartais jau truputį nutolę esam nuo to. Ir tas atsigręžimas į vaikystę ir vaikystės tema šitoje parodoje, tai jinai yra ir susijusi dalinai su tuo, kad menininkas fiksuoja savo vaikus. Duoti TikTok, ar ne, kokia ten buvo ta istorija. Ir tada tėtis ją nupiešia tokiam net nelabai čia gali įvardinti, ar tai yra grotas, ar miškas, ar tas vaikas yra už groto, ar jisai veržėsi pro grotas, tai tiesiog ar jisai išsilaisvino jau iš to TikToko, ar jisai vis dėlto dabar jaučiasi įsikalinęs, nes tai, kas buvo jam suvokiama kaip laisvė, dabar jau tapo kažkur tai svetima ir atsisakyta kažko. Tai tada tas tavo vaiko išraiška, jinai tokia tarsi rėkianti, bet rėkianti irgi neaišku, ar iš džiaugsmo, ar iš siaubo. Paskutinė atostogų diena. Ir čia iš tiesų ir yra ta diena, kada baigėsi atostogos ir mums reikėjo važiuoti namo. Tai tas toks atsigavinimas ir liūdesys ir tas toks
nu, tam tikrą prasme kruvina saulė ir iš tikrųjų buvo užėjusi tą akimirką ir dėl to, nu, šitas toks grinai, čia iš tiesų toks labiau galbūt emocinis. Viskas labai aštru, bet čia iš tiesų yra tie augalai, ten tikri jie, tie tos ne joši, bet ir šiek bet tie dideli jau tie kaktusai. Truputį, nu, tapydamas galvojau, kad vis tik tai su dukra pasišnekėjęs, nu, kad vis tiek keičiasi tavo požiūris, tu augi, nu, viskas kitaip ir jau kas buvo anksčiau, dabar nebe visai taip pat, tai sakau, kaip tau pavadinimas šito, nes aš buvau tokius, nu, savo kaip menininkas, nu, susigalvojęs, kad čia yra naujas, tu toks, kaip sakyti, akių lygmuo yra naujas horizontas. Nu, tai yra, kada tu, nu, akių lygmuo yra pas menininkus, tai kada visą laiką, nu, pagal viską matuoja pagal tai. Tai ar tu ten žemiau ar aukščiau stovi. Na, o šitas dar jeigu tą juodą šiek tiek paliesti, tai iš tiesų čia toks buvo, nu, galbūt gražus toks, graži tokia vieta. Kažkada tai buvo didžiulis oranžerija tam, dabar jau nebėra, Vilniaus pedagoginiam universitete. Iš tiesų čia didelė patalpa ir čia tokia yra ta oranžerija, nu, bandyta perteikti. Tas darbas yra iš tiesų galbūt, nu kaip čia juokaujant, audiofilui kūrinys. Šiaip iš tiesų tai yra replika turbūt, ar kaip ten vadinasi, remiksas, gal nežinau, čia pagal muzikantus tai taip. Nes yra toks Rousseau, prancūzų primityvistas, tai Rousseau yra tokia darbas gyvačių kerėtoje. Tai man kažkaip čia patiko ir labai norėjosi kažkaip savo tą interpretaciją padaryti. Tai čia yra, aš įvertinau irgi kaip Kauno kerėtoja, tai yra mergina grojanti fleitą, tiesiog skleidžianti, sakyt, tam tikrą, nu, tokios džiunglių, tam tikrą muziką į žiūrovą. Sekantis kūrinys, tai čia yra daugiau irgi yra Ofelija Dvakarara. Atsiranda ir to tokio nūdienos nerimo, kuris yra susijęs su tiesiog dabartinė ir geopolitinė situacija, ir šiaip daug labai nerimo sukeliančia visokiausia pasauliniais dalykais, tai yra ir karai, ir šaudimai, ir netgi, tarkim, ten toje nišoje esantis kūrinys, kuris yra tiesiog iš žaidimo paimto momento, kur yra, ta prasme, ne tikrais ginklais šaudoma, bet tas pats ženkliškumas to, sakykime, ginklo jau ta. Jo, kokia tas kūrinys, tai tiesiog iš tikrųjų aš jį rodau gal dalinai dėl to, nes aš, nu, taip jau gavosi, kad aš jį nutapiau prieš pandemiją. Buvo dar keletą tų kūrinių, kurie buvo su dujokaukėm. Tai vieno dabar jau nebeturiu, ten įsigijo, tai dėl to negalėjau rodyti, bet šiaip iš tiesų tokia buvo noras kažkurio metu iš tikrųjų tas dujokaukės kažkodėl tai fiksuoti, rodyti ir paišyti. Paskui atėjo tas baisus laikotarpis, čia COVID visi mus užpuolė. Ir aš tada jau jų kažkaip nerodžiau, nes tada labai pagalvojau, kad iš tiesų kažkaip labai naiviai atrodysiu, demonstruodamas, nu, lyg tai čia tokius savo pseudopranašiškus įžvalgas. Tai kažkaip jos buvau pasislėpęs ir truputį pasidėjęs į šoną. Bet šiaip iš tiesų, jo, čia paskui po kelių mėnesių iš tikrųjų tas kovidas mus užpuolė. Situacija, pavidalą, bet panašu, kad paskui tiesiog tas paveikslas jau jisai pats tampa belaikiu, todėl kad jo į jį sudėti pasakojimą, naratyvai, tos tie visi mano minėti intertekstai, ką Linas dabar papasakojo, iš tikrųjų kiekvienu laikotarpiu ir kiekvienoje aplinkoje jie gauna vėl naujų pavidalų ir naujų aktualumų. Tampa aktualūs tiesiog per paties žiūrovo jau irgi patyrimą ir mąstymą ir pasaulio stebėjimą. Tai galbūt baigiant jau tą mūsų tokį išsamų pristatymą arba trumpą ekskursiją, čia kaip pažiūrėsi, gal ekskursijai trumpą, pristatymui per ilgą truputį, bet tiesiog tokį hibridinį norėjom padaryti tą
atidarymo renginį, nes kažkaip vis tiek visada norisi pasidalinti tais pasakojimais su auditorija, su žiūrovais, papasakoti, ir jūs tokia labai kantri publika buvote, tai labai ačiū Jums, kad leidote mums čia panarstyti šiek tiek tos sluoksnius. Tai va, iš ties lino darbai, jie yra tokie daugiasluoksniai, daugiakalbiai, daug yra ten visokių detalių, kartais iš tolo žvelgiant, tiesiog matai kažkokį bendrą visuminį vaizdą, priartėjus arčiau kūrinio, ten atsiranda ir visokių detalių, kurios ne visada iš tolo galbūt yra regimos ir pastebimos, tai iš ties juos įdomu labai narstyti, nagrinėti, tyrinėti, nes ir fragmentai kažkokie tai kartais turi tokios savo didelės įkrovos, bet kuriuo atveju, tikrai ir formatai dideli, ir turint omenyje, kaip jau minėjau, tą tokį kruopštumą, kurio čia yra, be jo neįvyktų tokie darbai, tai iš ties pats menininkas, kraudamas tą kūrinį savo patirtimis ir savo laiku, jis ir sustiprina mums tą patyrimą. Tai tikiuosi, kad šita kolekcija, kurią, jeigu jau, sakau, Linas čia prasitarė, kad galbūt jau jisai ir be užbaigęs yra, bet galbūt, dar, kaip pasakyti, dar vėlgi nauji įkvėpimai ir nauji vėjai papūs į kažkokias kitas teritorijas, į kitas kryptis, bet, iš ties tikrai šitas 7 metų laikotarpį ženklinantis darbai talpina labai daug tų istorijų ir daug naratyvų ir daug paties menininko, tiesiog pertransformuotų į tą vaizdinę kalbą tikrovės stotelių, ir dėl to tas nepažintinis, kaip pavadinta yra paroda, tarsi ir leidžia ir susipažinti šiek tiek, bet ir kita vertus, vis tik tai sufleruoja, kad tie visi gyvenimo takai ne visada yra tokie labai tiesūs ir nuoseklūs, kad tikrai yra ir visokių painių dalykų ir kartais pasiklystam. Tai kviečiame šiuose kūriniuose kartais truputį paklaidžioti, leisti žvilgsniui pasiklysti, tam, kad nepasiklystume šitose svarbiuose dalykuose. Tai ačiū labai visiems už dėmesį ir už laiką.